patriotus nevaidinti reikėtų, patriotais būti iš tikrųjų. Ir kalbėti norėčiau šiandien apie tai, kas įsisiūbavo po Seimo nario Tėvynės sąjungos partijos pirmininko Lauryno Kasčiūno pokalbio su koviniu šauliu Gabrieliumi Liaudansku, kuriame šitie du veikėjai atvirai aptarinėjo ir aiškino, kad šauliai turi žinoti, kad jie turi žudyti dėl nelojalumo. Jie net neišdrįso gailiai įvardinti, apie kokį nelojalumą jie kalba valstybei, Tėvynės sąjungai, asmeniškai Laurynui Kasčiūnui, Vytautui Landsbergiui, Sauliui Skverneliui, Gitanui Nausėdai, ar dar kažkam, ar Jovukui, ar Petriukui, ar Marytei iš anekdotų. Bet visi jie yra Lietuvos žmonės ir piliečiai. Ir ne vienas niekšas neturi teisės drįsti, agituoti šaulius, kovinius šaulius, žudyti žmonės. Aš nekalbu apie tai, kad taikos metu. Kas nuosprendį priiminėsit? Ar žinot, kad Lietuvoje pagal teismo nuosprendį mirties bausmė neegzistuoja? Tai sklinda kaip patyčia iš Seimo nario Lauryno Kasčiūno lūpų ir šaulių lūpų. Dėl to šiandieną mes su rinkimų stebėtoju Gediminu Stimavičiumi kreipėmės į Seimą, Seimo pirmininką, Seimo vadovą, Seimo narius dėl apkaltos Laurynui Kasčiūnui. Mes išvardiname konstitucijos straipsnius, kuriuos jis pažeidė, prisiekęs laikytis Lietuvos konstitucijos.